Labas vakaras. Šiaip tai, žinot, įdomus tas darosi jau mūsų laidelės dzinguliukas. Na, pavažiavom, kiek čia, 20 metrų nuo vieno dzinguliuko. Privažiuojam, žiūrimgi, o tai Ukmergės Karijotiškės. Ir kaip nekeista, nu kažkas tai valdžios vyrai, valdžiažmogiai, nu turi spręsti šitą klausimą. Bet man tai keisčiausiai, negi jau mes, vienas dalykas, jeigu jau taip atsitinka, na, yra žmonių, kurie turi tą tvarkyti, galų gale mes visi mokam už tas šiukšlės. Aš nesakau, kad mes neturim rūšiuoti, nesakau, kad mes neturim jas šitaip mesti. Bet man šiandieną keisčiausiai, žinot dėl ko? Sakoma, pats geriausias ir doriausias žmogus tai yra bitininkas. Ir kai šiandien randam išmestų aiškio dėžės, va ten dar koriai, tai aišku, čia niekas kitas galėjo išmesti, kaip tai bitininkas. Ir jeigu bitininkas taip daro, aš sakau, nu žinot vyrai, nu mum nedzin. Aišku, be galo ir negražu, bet ir teršiam. Bet ir kai ranką pakelia pačios, nu kaip sakyti, aukščiausios prabos žmonės, bitininkai, irgi pradeda teršti mūsų gamtą. Na, jau darosi liūdna. Ir tada aš sakau, na, mūsų gerbiami ukmergiečiai, taip negalima. Taip gyventi mes negalim, taip gyventi ir turim ir rūšiuoti, ir tvarkyti, jeigu norim gyventi gražiai. Kad mum tokie dalykai akių nedzinguliuotų.